Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida. Rengiama draugė su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Balandžio 7-ąją minima pasaulinė sveikatos diena, o šiais metais įskirta, kad atkreipti dėmesį į 21 amžiaus rykštę vadinamą ligą depresiją. Depresija tai ne tik bloga nuotaika ar nusiminimas, tai kūno ir sielos liga, kuri diena iš dienos veikia mintis, jausmus, fizinę sveikatą ir elgseną. Depresija gali susirgti kiekvienas, neturi reikšmės nei išsilavinimas, nei socialinė padėtis, nei lytis ar amžius. Paklausykime Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės pokalbio su psichologe Vaida Mažonaite, kuri sutiko pasidalinti informaciją, kuri leis atpažinti ligą, įvardins aplinkybes, kurios įtakoja šios ligos atsiradimą bei galimą gydymą. Pasiklausykime. Dažnai žmonės linkę bet kokią blogą nuotaiką vadinti depresija. Tačiau kaip atpažinti šią būseną? Iš tikrųjų, tikrai labai svarbu yra ją atpažinti ir pagrindiniai kriterijai tai yra tai, kad žmogus pradeda labai negatyviai vertinti save, savo aplinkinį pasaulį ir savo ateitį. Tai taip pat gali pasireikšti apatija, žmogus gali prarasti gyvenimo džiaugsmą, viskas gali pasirodyti labai juoda ir tie dalykai, kurie seniau teikia džiaugsmą, gali imti visiškai nebeteikti džiaugsmo. Taip pat gali atsirasti tokia labai stipri savigrauža, kaltės jausmas, žmogus vis galvoja, kad jam neišeis, kad viskas yra beviltiška. Gali pasireikšti dirglumas, miego sutrikimai, tai yra arba didelė nemiga, arba kaip tik noras labai daug miegoti. Valgymo sutrikimai, žmogui gali būti sunku sukaupti dėmesį. Ir dar vienas dalykas, kas yra svarbu, tai yra tai, kad dažniausiai tokia būsena trunka bent jau 2 savaitės, gali užsitęsti ir keletą mėnesių. Tik čia aš noriu pasakyti gal vieną dar dalyką, kad kartais mes esam linkę nurašyti tam tikras būsenas. Tai yra, šitoje vietoje turbūt labai svarbu atpažinti depresiją, bet kita vertus nenurašyti ir depresinės būsenos ir nesakyti žmogui, ai čia tau dar ne depresija, čia tau dar nieko tokio, neliūdėk, praeis. Tai iš esmės vis tiek, jeigu jau žmogus sako, kad jam yra sunku, kad jis išgyvena depresiją, būtų svarbu išgirsti ir atkreipti dėmesį, nes kartais jos gali itin pasunkėti vien dėl to, kad mes per vėlai pradedame žiūrėti rimtai iš tas būsenas. Dėl kokių priežasčių gali įsivystyti depresija? Ką daryti, kad ji mus aplenktų? Priežasčių, tiesą sakant, yra labai daug. Viena iš priežasčių gali būti paveldimumas, bet didžioji dalis tai yra psichologinės priežastys ir depresija gali rastis po įvairių sunkių išgyvenimų, netekčių, krizinių kažkokių situacijų. Taip pat jinai gali rastis dėl labai stipraus savęs nuvertinimo, netikėjimo savimi. Dar viena teorija sako, kad depresija gali rastis tada, kai mes užspaudžiame arba užslopiname savo jausmus. Pavyzdžiui, pyktį, pavyzdžiui, liūdesį. Mes juos užslopiname ir tam tikrą prasme ryjame tol, kol mūsų kūnas pradeda reaguoti ir mūsų psichika pradeda reaguoti, ar ne? Taip pat depresija gali rastis tada, kai mes tam tikrą prasme gyvename ne savo gyvenimą. Tai yra, negirdime savęs, neišgirstame to, ko norime, neišgirstame savo lūkesčių, gyvename pagal kitų lūkesčius, ar ne, ir tada mūsų vėlgi depresija gali būti tarsi sugrąžinimas į vidų, sugrąžinimas į save ir tarsi žinutė, išgirsk mane, išgirsk save. Tai yra vienos iš priežasčių, kita vertus kiekviena depresija yra labai unikali ir labai individuali ir negalima būtų dėti turbūt į vieną formulę ar vieną dėžutę ir į vieną paaiškinimą. Kiekvieno žmogaus depresija turi savas priežastis. Vyrauja nuostata, kad vienintelis depresijos gydymo būdas yra vaistai. Ar yra kokie nors alternatyvūs šios ligos gydymo būdai? Taip, iš esmės taip, kartais vaistai yra tikrai reikalingi tam, kad jie padėtų atlaikyti tam tikrus sunkumus, bet šalia to ir mano pačios nuomonė yra ta, kad būtų reikalinga ir terapija, psichoterapija.
Aš manau, kad depresija randasi tada, kai jinai mums siunčia kažkokią žinutę, kai jinai kviečia mus suprasti kažką svarbaus, pasikeisti. Ir vaistų išgerimas gali padėti atlaikyti, bet nepadeda išspręsti priežasčių, kodėl atsirado ta depresija. Ir dėl to šalia vaistų vis tiek būtų labai svarbu naudoti ir psichoterapiją, nes ji yra skirta tam, kad būtent apčiuoptume tos depresijos šaknį, apčiuoptume priežastis ir suprastume visų pirma, ko mus tai moko, ką mes turime išmokti, ką mes turime savo gyvenime pakeisti. Ir būtent atradę tą priežastį dažniausiai mes ir pradedam sveikti. Ką galėtumėte patarti žmonėms, kurių artimieji serga depresija? Manau, kad čia yra be galo svarbus klausimas. Tai vienas dalykas ir turbūt svarbiausias dalykas, ko reikia žmogui, kuris serga depresija, tai yra palaikymo ir supratimo. Ir jeigu mes sakytume žmogui, kuris serga depresija, neliūdėk, nepyk, arba viskas bus gerai, arba čia tik tinginystė, tai būtų didžiausias pakenkimas, koks tai gali būti. Nes žmogui sakyti neliūdėk yra lygiai tas pats, kad žmogui, kuris įsipjovė į pirštą, sakyti nejausk skausmo. Tai skausmą jis jaučia šiaip ar taip. Viskas, ką mes galim padaryti, tai tiesiog pabūti šalia, padėti jam. Ir tai, ką mes turėtume sakyti tokiam žmogui, yra tiesiog, žinai, tu man labai rūpi, žinai, aš noriu tau padėti, aš noriu būti šalia tavęs, aš noriu tave palaikyti, aš tave palaikau, suprantu ir padėsiu tiek, kiek reikės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, depresija kartais gali lydėti ir mintis apie savižudybę arba net bandymas nusižudyti. Tai šitoje vietoje artimiesiems tikrai reikėtų būti budriems ir jeigu jie įtaria, kad žmogus galbūt galvoja apie savižudybę, tikrai reikėtų ir paklausti, ar tu galvoji apie savižudybę. Nes egzistuoja toks mitas, kad jeigu mes paklausime, tai mes ir paskatinsime žmogų apie tai galvoti. Bet tiesą sakant, niekada nepaskatinsime, tiesiog tokiu būdu mes parodysime rūpestį ir parodysime žmogui, kad mes galime apie tai kalbėtis, kad mums rūpi ir kad mes ieškosime kitų būdų jam padėti. Na, o dar vienas dalykas, tai žinoma labai svarbu atpažinti, padėti žmogui suprasti, kad tai yra liga, tai yra tiesiog tai, kas jam nutiko ir kad kartais tikrai reikia kreiptis pagalbos ir padėti žmogui kreiptis pagalbos, padėti surasti tą pagalbą, palydėti galbūt jį ten ir nelikti vienam. Svarbiausia jo nepalikti vieno, nenurašyti jo sunkumų, suprasti, palaikyti. Ir jeigu pastebėtumėm, pavyzdžiui, Vilniui ant visų tiltų kabo užrašas tu rūpi. Tam, kad žmonės, kuriem pasidaro labai sunku ir galbūt jie galvoja apie savižudybę, pajaustų, kad tai yra žodžiai, kurių labiausiai reikia mums, kai mums yra sunku jaustis, kad mes kažkam rūpim. Tai pagrindinis dalykas, ką mes vis dėlto galim sakyti ir kartoti žmogui, tai yra tu rūpi, man rūpi, kaip tu jautiesi, noriu tau padėti ir būsiu šalia. Ačiū labai. Ačiū Jums. Tai tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. Na, o mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos jūsų kasdieninėme gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriu-girdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu www.marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.